jūs sveikintis su šeimininkais. Sveiki, gyvi. Sveiki. Kuo vardu? Šarūnas. Sveiki. Edita, Malonu. Kur mes atvykom? Miško Gryčia. Kas tai per vieta, kur mes randame? Jūs esat Skrebenų kaime, miške. Čia mes darom edukacijas. Kas labai nori, galite važiuoti ramiai pailsėti, o kas nori skaniai senoviškai pavalgyti, tai primenam, kaip tai buvo daroma. Apie Miško Gryčią. Edita, čia ir karaliai galėtų atvažiuoti. Sostus Visada turite? laukiam, visada prašom, visada priimsim, jei tik atvažiuos. O karaliai galėtų įsikepti kažką, matyti, autentiško lietuviško ir šioje krosnyje? Tikrai taip, karaliai iš tikrųjų ir valgė visą maistą iš tokios krosnies. Tikrai nebuvo nei dujinių viryklių, nei indukcinių viryklių ir tikrai viskas buvo gaminama krosnyje. Ugnis visa ko prasmė, tikra gyvybė. Ką mes šiandien kepsime? Šiandien kepsim švilpikus. Kaip pagaminti lietuvišką švilpiką? Labai paprasta. Tiesiog virtas bulves nulupam, jas sumalam, iš to padarom tešlą, iš tešlos formuojam mažas pagalvėlės ir iškepam. Kepam krosnyje arba ant keptuvės. Tai atvykę žmonės čia gali tai padaryti kartu su Tikrai jumis? taip. Visada skatinu patiem gaminti, edukacijų metu net važiuoti vien tik pavalgyti, daug įdomiau prisiliesti prie to, ką valgai ir mažiau klausimų paskui kyla. Edita, atskleiskime ir dvaro paslaptį. Ką jūs čia gaminsite? Planuojam atkurti vieną iš dvarų patiekalų - krupniką, tikrai negėrimą. Tai yra patiekalas. Su profesorium Laužiku tarėmės, kaip viską padaryti taip, kad būtų iš tikrųjų taip, kaip buvo. Ir planuojam jau pavasarį turėti ir leisti žmonėms pabandyti jį ir pagaminti ir, aišku, paragauti. Žmonėms įdomu, ta senoji lietuviška virtuvė ir tikrai atvažiuoja ir daug atvažiuoja. Mes, pavyzdžiui, gruodį dirbom praktiškai be išeiginių. Kiek skirtingų patiekalų turit, žmonėms pasirinkti? Tai va, tos bulvinės bandos ant kopūsto lapo, švilpikai, gruodžio mėnesį būna kūčiukai, močiutės pyragas, tas mėlynis, senoviškas. Dirbate visus metus? Visus metus, visą laiką, tada, kada reikia žmonėms, tada mes jų laukiam. Ir koks jūsų palinkėjimas būtų kolegoms, taip pat verslininkams? Visiems sėkmės ir daug klientų.